Taigi sveiki visi, jūs kanale Rytojaus žaidimai ir šiandien mes žaidžiam žaidimą, kuris vadinasi The Long Drive. Jo, mes filmuojam vėl. Tai žodžiu, pradedam ir mes turim tokią patį mašiną kaip ir praeitą kartą, jūs gal juokaujat? Ok, gerai, atidarom šį kartą, ką mes čia turim per vaizdą. Ujatus, vėl tiek pat akmenų, vėl tokia pat tragiška vietovė, vėl visokių medžių priaugusių. Ir bent jau šį kartą žalia. Man atrodo, praeitą kartą tai buvo taip truputėlį ruda. Ir mes turim tokią pačią mašiną, kurioje ratą turim. Galim iš karto uždėti. Ir labai čia yra... šitas man labai nepatinka. Ratas, galim jį iš karto pakeisti, kadangi jis žiauriai tragiškas. O padanga visai gera. Nors gal ir ne. Visgi ne. Gerai, užpilsim kuro. Būtinai. Ką aš čia darau? Va, taigi yra šitų statinių. O, benzas. Užpilsim. Man tai patinka, kad iš pradžių žaidimų mes galim pilną baką užpilti. Ir aš manyčiau, kad čia nestovėt valandas ir piltą kurą, tai galim padaryti protingi. Ar čia ką, vėl tą šlangą baginta, kaip, ką žinau, jinai sugeba atein čia. Aš suprantu, kas tau daros. Nu, ką? Ta gražiau. Jinai mašiną bando. Ką tu čia darai? Šlangą. Kabin. Ką tu darai? Aš nesuprantu. Ok, aš pastovėsiu, palauksiu, papilsiu geriau tą benzą. Ne, man ta šlanga nereikalinga. Jinai netokia jau ir gera. Aš manyčiau neverta pilti čia visą benzą, kadangi aš abejoju ir tiek nuvažiuosim, kad visą benzą išnaudotų, bet... O kaip idealiai bačka telpa. Labai gerai. Ir galim, nors... aš įpilsiu geriau į bačką dar va šito trupučiuką benziuko. O, nesipilk. Ok, įpylėm. Išmetam, uždarom ir tu čia gulėk savo, gerai? Gulėk, sakiau. Oho, kai reikiant. Gerai. Gerai, čia ką čia turim vandens, galime įpilti ir vandens. Tai būtų labai gerai. O, lygiai 5 litrai, labai gerai. Ar galim va šiandien padėti šitą bačką ir pripilti dar daugiau vandenuko. Tegul pilasi. Ir einam būtinai, aš pamiršau gerą dalykėlį. Ir ką mes čia turim? Bobelą, keliausim kartu, pasiemam ją. Ir reikia pasodinti. Ir aš manau, kad reikėtų mums ją kaip nors padaryti, kad jinai nekristų. Ir aš net neseniai čia pasižiūrėjau nustatymuose, kad... Kur čia krepšelis būdavo. Čia laik, ar aš net ten ieškau? Va. Bet čia ir šitas, manau, tiks, kad jeigu ten nustatymuose pasidarai kažkokį nustatymą, apie fiziką kažkokį tai, to aš jums parodysiu. Va, Physic Lock, jeigu jūs nustatot šitą trečią, man atrodo, čia irgi gerai. Galima ir šitas irgi veiks, bet aš dažniausiai šitą nustatau. Ir mes tada padedam, Taip, kažkur galima pritvirtinti, atsidaro, jinai iš jūsų atsidaro. Jeigu mes ją padėsim, užtvirtinsim ir dabar padėsim bobelą kažkaip tai. Jinai neiškrenta, kaip tai yra gerai. Pagaliau nereikės man jos taisyti. Tai tu čia sėdėk arba gulėk. Tu neturi pasirinkimo, tu gali tik sėdėti. O, aš išleidau visą vandenį. Nuostabu, man daugiau nelabai reikės. Atsigeriam, padarom savo reikalus. Neklauskit. Mes paskui užtat valgyti, jeigu mes to nepadarysim, negalėsim. Ir išgeriam vandens, trupučiuką, galima pasidėti šitą bačką į vidų, gražiai. Kaip idealiai tilpa. Dabar įpilsim tepalų. Gerai. Taip, tai mes dabar turim vieną šitą ir mes ją galim tepalų įsipilti. Kadangi dizelio bačką mes susidėsim kur nors, manau, į mašiną, tai mes turim laisvą vieną bačką ir galime ją įsipilti. Kur šlanga? Pamiršau, šitam žaidime šlanga žiūri gerai padaryta. Gerai, tada nemoročiau man čia galvos, aš tada tave tai jau atpilsiu. Ok, įpylėm 10 litrų, beje, ar man tiek tepalų reikės kada nors šitam žaidime, bet gerai bus. Kai su varikliu viskas gerai, galim šitą bačką kur nors čia prie šitos bačkos įdėti. Ok, įdedam ir... užsidaro, beveik užsidaro. Dešrų pavalgysim. Gerai. Pasiemam dizelį.
man reikia dyzelio, kad jeigu rastume geresnį variklį ir jis varytų dyzelio, tai mes galėtume, arba dar geriau, autobusą rasim. Iš jo galima pasiimti iš autobuso variklį, kuris labai gerai veiks. Gerai, galim varyti. Truputėlį dar reikia nušveist mašinikę, o tai kažkokia tai jinai čia nelabai graži. Nors aš gal įsidėsiu, nes aš noriu gražios mašinos. Bet ne šitos tikrai, jinai man nelabai patinka. Čia Škoda, sena Škoda. Einam, kaip. Ačiū, ne. Nu, įsidėsim, matai, po vieną šitą, jeigu rasim kažką geresnį, gal autobusą gerą rasim. Ir jį nuvalysim gerai. Įsidėk. Ir mes su mūsų bobelą važiuojam į kelionę. Užsivedė. Čiuką pagarsinsiu, kad girdėtųsi labiau. Gerai. Jungiam Jungiam atbulinę ir važiuojam. Užsidam duris. Bet mes pagaliau važiuojam. Dabar taip. Į kurią mes pusę važiuosim? Aš minčiau, kad jeigu praeitą mes kartą važiuojam ten, todėl šį kartą varysim ten. Taip, ir užgesau nuostabutis. Važiuojam. Kelionė. O jėtus, koks čia nuolid. Pirmas susimėtymas, kai aš dar matau savo namus labai gerai. Jeigu tokia sėkmė dabar, tai kokia bus vėliau. Prie antrą bėgį ir mes greitėjam, mes su bobelą, kur čia bobelą, va, aš ją noriu atsukti. Ir mes važiuojam. Labai čia pavojinga bus kelionė su tai tiek akmenų, kaip man nepatinka šitoj versijai, kad tiek daug akmenų. Ir toks nelygus kelias, aš negaliu. Ir šitas variklis labai tragiškas, labai lėtai važiuojam. Nors aš dabar tik antra pavara, dėl to, kad čia kalnų daug. Gerai, trečią pajungiam. O, važiuoja ir labai gerai. Oi, čia kažkoks labai posūkis ir mes... Jeigu realybėj tokie keliai būtų, manau, čia visi jau seniai būtų po 10 avarijų per dieną jau būtų padarę. O jotus, koks čia nuolydis. Kas čia vyksta per keliai tokie? Kažkas pamiršo duoti trupučiuką pinigų keliam, pastatyti geriem keliam. O jotus. Kažkam tai labai gaila pinigų ant kelių. Va kas būna, jeigu jums būtų gaila, ten ką žinau, kas valdote visų miestų, ką žinau, prezidentas arba meras, kažkam labai buvo gaila pinigų šitam keliui statyti. Aš kaip matau, todėl toks tragiškas gavosi. Arba čia kalnai tragiškai jį daro. Bet mes varom jau ant 80. Galim 4 pavarą. 4 pavarą ir mes čia galim labai lengvai nukrist, kaip matau. Mes užėjom jau 2 kilometrą. Jo, mes užėjom, 2 kilometrus. Nu, kaip ten? Matau, sausėdi. Pagaliau jinai neiškeranta ir man nereikės taksyti. Gerai, važiuojam į kelionę. Ir mes vėl prie sankryžos ir važiuojam tenai. Oi, kaip čia driftas. O, jatus koks driftas. Nu, da, aišku, važiuojam ant 100 maždaug, todėl ir driftas. Gerai. Matau ten namelį ir dar degalinę. 2 nameliai, vienas prie kito. O, jatus, kaip čia nerealiai vairuot. Apalo, mes čia neišskrisim, gal trupučiuką pristabdysiu. Mes čia būtume kuo puikiausiai išskridę, jeigu nebūčiau pristabdęs. Tiesiog. Ir jungiam 3, tai čia jau nebepavelka mašiną ant 4. Gerai, susitiksim prie to namelio. Kažkas bėga. Kas ten bėga? Ir dar užgesam. Gerai, kas čia bėga? Ką? Aš vandens neuždariau, nuostabu. Kuro baką aš uždariau? Eik tu savo, uždariau, negaliu patikėti. Gerai, užgesam. Oi, čia kaip jetus. Čia tai buvo. Mano, jeigu dideli ratai mašinos būtų, tai gal ir atlaikyti tokį, bet man tie mažiukai ir dar tikriausiai... Vau, čia net nėra suspensiono šitoj mašinai, jinai važiuoja. Ir ant oro tie ratai laikosi. Kas per velnes? Tipo va, ant oro ratai laikosi. Vau, nuostabu. Antrą pavarą, davai. Mašiną varyk, pavelk. Ai va tie namai, bet mes atvažiavom prie kito. Galime įjungti neutralią pavarą ir išjungti variklį. Ir aš manau, da važiuosiu.
Mes čia turim garažą, aš kaip matau. Oi, ten rogės ant viršaus. Kokia? Ten rogė. Pala, ar man pasirodė, ar ten rogės ant viršaus? Gerai, o šaldytuvas. Į sieną žiūrintis. O, kas čia? Vanduo? Alkoholis. Nenoriu. Gerai, ką mes čia turim garaže? O, mašina. Mocas. Gal jis, ką žinau, keliam atsparesnis čia varikliai kažkokie. O, šitie, man atrodo, tragiškesni net už mano. O, mes turim geresnį radiatorių. Labai gerai paėmam, gal mano mašina, manau, turėtų labai tragiškas pas ją radiatorius šitas. Iščiamam ir naują, va tokį, va gražų. O, koks gražus. Užpilsime kol kas 3 litrus. Jiem paieškosim, gal čia rasim kažką gero. O, lempukė, lempytė. Ir naujose versijose rodo dabar, okei, išpilam. Kažkodėl. Ir šitam kibire dizel. Dizelis yra gerai. Pasiemam. Ui, tu savo čia rogutės. Mes galim būti senis šaltis, tik čia sniego nėra. Galim ant stogo pasidėti. Pasidėk. Davai, pasidėk, aš noriu vežti su savim. Mes turim rogę šitam žaidimui pasirodo. Eik tu savo geras. Nice. Gerai, galim čia šviesą įsijungiam. Gerai, čia mes tepalų turim. Kas čia? Oil. Kai nereikia. Irgi tepalai, kas čia? Kai čia nelabai. Žiūrėkit, ką radau. Mes turim aką. Šitam. Nu, aišku, aš žinau, kad šitam žaidime yra akas, bet kad mes jį rasim, aš šis nežinau. Gerai, tai mes negi čia variklį jokio gero net. Mocas. Šiupelis. Pasiemam. Galėsim kas žolę. Gal. Bet, o kas čia galėtų būti? Ratas. Gal šitą man priekio ant bairio ratą tokį milžinišką. Davai. Okay, perpilim čia dizelį. Kadangi tas kivirus ten trukdys, uždarom šitą ir dabar galima pabandyti uždėti ratą. Man tam kaip atrodys. Ir... Čia tokia jau, ką žinau. Reiktų savo, galim dar pavalyti. Mes turim tą šveitiklį kažkur. Ne, neturim. Aš jį kažkur tai... Kur jis? O realiai, kur šveitiklis? Nėra šveitiklio. O tai tau. Gerai. Bakas, kaip tu čia atsiradai. Prispaudžiam. Žodžiu, bus gerai. Taip. Gerai. O, koks milžiniškas ratas. Uždarom. Gal mes turim antrą tokį. Būtų gerai, turim tik padangą kokios. Gal ratą? Aš žinau, kad šitie didesni ratai yra, todėl paimsiu dar vieną. Va, šepetukas. Jis į mašiną įlindo viduj. Tipo, ką? Kaip man jį dabar paimti? Alio? Šepetukas? Ką tu čia darai? Susimažinam daugiau. Kaip tu čia įlindai? Okei, šepetukas ten tegul būna tada. Nieko šiam jau nebepadarysiu, nei kalbėsiu aš to šepetuku. Šepetukai šitam žaidime žiauriai užsispyrė. Okei, gal turim daugiau tam ratų su juostom. Ir išsėdamės. Trupučiuką krypstam, bet nieko tokio. Važiuojam. Po trupučiuką judam link tenais. Okei, visai įdomi atrodo. Eik tu savo. Tas ratas galinis šis mažiukas. Jie visi tokie dideliodas. Toks mažytis. Eik tu savo. Kai jokingai mano mašina dabar memas oficialiai. Okei, mes atvažiavom prie pastatų. Dar vienas skraidantis. Kas tiem autobusam daros? Kas tau negerai? Davai. Mes lystam. Laikykis. O greičiau. Užsivesk. Pirmą bėgi. Davai. Davai. Trupučiuką. Nu gerai, nusileidžiam. Nusileidžiam, reikia užvažiuoti labiau. Kas per garsas?
įdomus. Kai važiuojam atgal. Gerai, davai, tu užvažiuosi mašinikę. Kai mes turim autobusą visą. Su ratais. Turim autobusą, nice. Gerai, mašina baigs slinkt, žinai ką. Dėl viso ko, kad jeigu tu pradėtum slinkt, tai va, prašau, imk, kad atsitrenktum į duris, va. Gerai, mes turim autobusą. Kas čia per sistemą? Visiškai nauja. Kokia graži. Gal, kaip man užsidėti autobuso variklį ant mašinos, ar su autobusu važiuoju? Gal, žinokit, pavarysim gal su autobusu. Nes šiandien pasaulį dar nevarėm. Gerai, ką mes čia pirmiausia apsižiūrim? Šuo! Oh my gosh, čia šuo! Čia šuo yra! O, eik tu savo. Gerai, mes tikrai jamam autobusą. Bet čia šuo! Kas čia? Skraidantis benzino bakelis! Legendinis nebeskraidantis benzino bakelis. Bet bent jau O, dizelis čia bus autobusai. Gerai, aš žinau, kad čia vat yra mygtukas. Spaudžiam, atsidarom duris ir autobusas naujas. Baltas, aišku, bet ką? 7 litrų vandens, tu gal juokavai? Trupučiuką leidęs, bet leiskis. Ten dar degalinė. Okei. Skraidantis autobusas. Jis neskraidantis. Kokia vėlė autobusas čia nais atsispavino ant viršaus. Tipo... Žaidimų logika tiesiog nepaaiškinama. Ir gal leidžiamės čia nieko įdomaus. Atidarom. Mes turim variklį, kas jame alkoholis. Kodėl šitam žaidime tiek alkoholio čia? Ar kūrėjai tiek daug geria? Ar ką žinau? Ir čia alkoholis. Ir kas čia? Ten vanduo. Okei, čia normaliai. Aš žinau, kad jis labai galingas, jeigu į mašiną įdedi, bet mes varysim su autobusu. Mums reikia daug vietų. Gal reikia pabandyti bobelą autobusą surinkti. Tipo visą, ant kiekvienos sėdynės po bobelą. Ir dar galima tų šuniukų cucakų padėti. Gerai, kad aš pasiėmiau tepalų į tą bačką. Aš sakiau, man antros video pradžioj, kad aš nežinau, kur aš tiek tepalų dėsiu. Bet pirmiausia, išpilam iš mūsų variklio. Pilnas, labai gerai. Galim atgal grąžint tada. Įdėkim atgal. Ir turėsim pilną autobusą. Čia nice. Čia nice. Okei, nice. Tikiuosi, šlanga šį kartą okei, jinai vis dar baginas, jūs gal jau. O kas jeigu padaryti taip ir padėti bačką? Pilasi, labai gerai. Tegul pilasi. Okei, vanduo išbėgo pagaliau ir dabar galim pripilti dizelio. Pala, jis bėga. Ojojoj, aš pamiršau. Įdedam, dabar pilam. Nebėga. Labai gerai. Pylę. Ir bačką galima padėti kur nors autobusą. Kol kas čia, paskui kai važiuosim, aš visus juos suskirstysiu. Gerai, bačką padedam va čia nice, į vidų. Pasiemam bobelą, aišku. Ir galim pavalyti ratus gal. Tik pirmiausia išsimiegam. O, blizginam ratą. Dabar išėmam šitą seną. Reiktų jį pakeisti. Gal mes turim mašinas mūsų geresnis. Jo. Uždarom duris. Pasodinkim kur nors bobelą. Su šuniuku kur nors čia. Čia bobelą bus o taip pat. O šuniukas bus su jie. Kodėl? Kodėl kai aš jį paimu, sekundėlė atsiranda tokia žirafos emodžis inventorių. Pasižiūrėkit, va. Ką? Žodžiu. Nagi, pasimk kaip nors, pasidėk. Va čia nice. Šuniuk. Davai. Atsisuk. Va taip. O, gerai. Bačką, kur aš tave padėsiu. Op. Gerai, mes galim važiuoti su mūsų autobusu ir jame 0. Tai nuvažiavam 0 kol kas kilometrų, bet mes... O, reikia uždaryti man tą dalyką. Uždarėm. Važiuojam. Gerai, nuėmam. Užsivedam. Užsivedėm. Pirmą pavarą ir važiuojam. Važiuojam. Davai, važiuok. Šaunuolis. Jis turi daug galios. Jis labai lengvai važiuoja. Ką, aš čia mirksiu va šitam dalykį. Ar čia... Ai, čia apsukos gal. Nes... Nelabai... Vairas uždengia viską. Antrą pavarą, davai. Jo, gal rimtai apsukos. Kažką tai čia žodžiu rodo, nežinau. Bet mes važiuojam su autobusu.
Pasižiūrėkite mano autobusą, aš toks gražus ten sėdžiu. Ir ten dar namelis yra. Aš praleidau degalinę, kur ten buvo. Varom namelį, abejo. Tai degalinė visada būna šūdas. Visoks. Stabdyk autobusas. Jo, tiksliai, jį reikia iš anksto labiau stabdyti. Gerai, ir kaip tu dabar eis? Žiūri, ko žiūri? Jok sulopėta. Va, prisižiūrėję. Gerai, išeinam. Ir mes čia turim šikaną, gal čia bus bobela? Ne, čia tik daug šūdų. Ten viduje būna kartais, bet nėra. Bobela, labas! Turėsim antrą bobelą. Ir galėsim ją pasodinti šalia, o šuniuką galėsim kur nors kitur pasodinti. Čia dizelį. Davai sėdėk normaliai, ko tu čia pabėgai, va, sėdėk. Pasodinsim vieną va čia kitą va čia o tai gražiai pasodinsim. Kaip gražiai sėdi. Jo. Kaip gražiai. Gerai. Mes galim varyti, pasižiūrėti. Turim nuo ko nupurkšt. Su ko nupurkšt. Viskas. Nupurškiam. Ir šitas ratas yra idealus ratas. Labai gerai. Ką čia dar turim? Mes turim juodi dažai. Galim padaryti mirties autobusą. Davai. Viskas. Tu savo, koks atrodo gerai. Mirtis grinai. Čia važiuoja toks. Gerai. Čiagi šitą žiauriai geras. Čia V8 variklis. Šitam žaidime, man atrodo, gal geriausias. Bet aš nežinau, ar jis mums kada nors, kai rasim daug jazo, protestuosim. Arba kai baigsis dizelis, protestuosim. Bet jis turėtų būti žiauriai stiprus. Aš mačiau. Šį pats jau buvau išbandęs. Turim ratą. Bet beje, ar mums dabar jo reikia. Atidarom, kad čia sprogo. Gerai, galim važiuoti toliau su mūsų autobusiuku. Gerai, padėsim variklį kur nors čia Ko tu bėgi? Gerai, būk galia, jeigu tu taip nori į galą varyti, tai būk čia. Ką tu čia nugriūni? Dar uždarom duris ir važiuojam. Važiuojam. Ir čia matosi kažkoks tai yra nuolydis labai stiprus ir posūkis, bet mano autobusas visą tai atlaikė labai gerai, bet mes nuo kelio nuvažiavom. Autobusas trupučiuką paskraidė, bet nieko. Davai, važiuok. Kur babelas? Va, jos nori išeiti. Reiškia, tragiškai vairuoju, jeigu nori išeiti. Gerai. Žodžiu, žiūrim tada į save, nes tas babelas pabėga. Jėnas. Gerai, žiūrim gal tada kažkur ten, kad dizelio bačka nepabėgtų. Kur šuo? Manim, ne. Jotus, mano autobusas nugrito. Ne, dabar kaip čia užvažiuot? Panom per va čia. Pirma pavara, davai. Su antrais noriu važiuoti, kad greičiau. Davai, užvažiuosi? Jau, pirma pavara. Davai, tu gali. Tu turi gerą variklį. Davai, buksuoja, bet važiuoja. Davai, tu gali. Mes ant 0 važiuoja. Ne, daugiau greičiau. Ten nukrito, tai nukrito. Tai ką aš dabar padarysiu? Jeigu mums tiesiog ant kelių užvažiuoti. Ir mes tai beveik padarėm, bet mes tai padarėm. Važiuojam, aš manyčiau, gal tenais, ten kažkaip man įdomiau. Mes žiauriai gerai įsibėgėjom, varom man beveik 100 su autobusu, labai gerai. O čia tai tikrai nuolydis. Gerai. Susitiksim, kai atsitiks kažkokios įdomybės, jos tikriausiai jau greitai atsitiks. Ir įdomumai prasidėjo, kadangi mano bobelas kažkur tai dingo. Gerai, tu čia pabūk, tu sakas čia. Gerai, kadangi bobel nėra, tu čia pasėdėk. Negi jos dingo. Ne. Bačka, ką tu čia nuėjai? Davai, būk čia. Aš tave kampe, tai padėsiu. Va. Tu sakai, padėsiu ant bačkos, kad saugotų bačką.
Va, ir gali žiūrėti galą. Žiūrėk. Nu tai žodžiu, pradeda mūsų abi bobelas. Nuostabu. Kelionė, galima sakyti, tik prasidėjo. Gerai, jungiam pirmą pavarą, važiuojam. Ir mūsų autobusas negali užvažiuoti kalną. Kažkodėl. Labai jau silpnas variklis. Autobusui, nu, ką žinau. Gerai, reikia apsisukti tada. Aš mačiau ten dar kelių. Tie keliai, mes tenai apsisuksim, nes ten tą kalną kažkokį tai žiauriai aukštų kalną, ten mano autobusas tiesiog netraukia. Ir mes atvažiavom į kažkokį tai žolės biomą. Mat, čia aplinkui visur žolė ir aš nematau akmenukų. Taip, aš nusprendžiau važiuoti ne keliu, nes ten jau žiauriai tas kelias nerealus. Ir aš čia kažkur tai mačiau namuką, kuris dabar kažkur tai dingo. Va tas namukas, ten kažkoks stogai, žodžiu. Važiuojam, gal ten rasim. Realiai aš taip norėčiau pakeisti mašiną, man tas autobusas jau... Ja, jis žiauriai šitų kelių nevažiuoja. Gal per paprastą long drive, nu, ne šitą naują versiją, su šitų būtų fainai pasivažinėti, bet čia kur visokie kalniukai, šitas autobusas man tiesiog netraukia. Aš vieną kartą užstrigau tiesiog vienam ten tokiam kalnelį. Tai reikėjo kažkaip tam bandyti improvizuoti. Gerai, kas čia, Ai, va, oi, Ai, ant ko čia aš užsiroviau? O ne, o čia galim išskrist. Okei, autobusas skraido oficialiai. Va! Checkpot! Namas! Ir dar vienas namas ir abu jie baisiai geri. Ir kurie man čia taip lagina. O jėtus. Kas čia vyk? Dar vienas autobusas, kurio man nereikia. Haha. Man tikrai autobusų nereikia. Gerai, stabdyk. Išjunk variklį, išjunk. Ačiū, nereikia. Žodžiu, nepaėjo kažką nusistatyti, nu tai žodžiu, pabūsim taip. Dar vienas šuo, lova ir kibiras. Ir čia kelias. Kelias garaže. Ok. Bet šią seriją aš manyčiau jau tiek bus, tai atvažiavam su šitą autobusu iki va tokio namelio, tai aš manyčiau, kad kitą kartą mes galim nuo čia ir pratęsti mūsų kelionę ir neužbaigti. Tai, žodžiu, su jumis buvo aš Rytojaus žaidimai ir viso gero.